Savo rankose dabar laikau vizualiai dvi labai panašias gitaras. Štai šita gitara tai Fenderio Player serijos Stratocasteris ir jos kaina prasideda nuo 700 eurų. O štai šį čia turiu Conderwood RS 500 modelį, kurio dabartinė kaina yra 399 eurai. Tad siūlau palyginti, ką gaunat už 700-800 eurų ir už 400 eurų. Fenderis ant beveik visų savo Stratocasterių stato įprasto klevo grifus, kas mano nuomonė mūsų laikais ypač už tokią kainą yra tikras absurdas. Ir to jaus labai lengvai paaiškinsiu kodėl. Dabar labai paprastai. Mediena tai labai jautrus drėgmei bei sausumai subjektas. O kai gitara yra daroma Meksikoje, kur palyginus su Lietuva yra labai sausas klimatas, ši mediena tiesiog negalės normaliai prisitaikyti prie mūsų klimato. Ir jau po pirmo sezono, kaip tą gitarą neprižiūrėtumėt, garantuoju, kad gausit būtent štai šitą dalyką. Tai yra skirsniai tiesiog išlenda ir jos reikia šlifuoti, kas tikrai nėra malonu, įskaitant tai, kad gitara yra sąlyginai nauja. Taip pat skirsniai gali iššokti ir iš šonų ir pradėti pjauti ranką. Viršutinis kauliukas yra gaminamas iš kaulą imituojančio plastiko, bet to siūlau pasižiūrėti, kaip ant visų mylimo Fenderio yra padarytas retaineris. Tiem, kas nesuprato, toj paaiškinsiu. Pagrindinė retainerio funkcija yra prispausti stygas prie kauliuko. Ir jeigu tas retaineris nedaspaudžia stygų, jos tiesiog iššokinės iš kauliuko. O jeigu bus atvirkščiai kaip čia ir retaineris per stipriai spaus stygas, jos tiesiog nederins. Dabar apie skirsnius. Fenderis ant beveik visų savo gitarų apart Ultralux serijos stato pakankamai minkštus ir žemus skirsnius, kurie intensyviai grojant labai gražiai susitrina. Elektronika čia yra pilnai nebloga. Tikrai nieko ypatingo ir tikrai nieko blogo. Dabar pereikim prie Conderwoodo. Visos Conderwood elektrinės gitaros turi kepto klevo grifą, kadangi grifo mediena yra užkepama labai aukštoje temperatūroje be deguonies. Ta mediena tiesiog karamelizuojasi ir pasidaro labai stabili. Taigi apie antkirio sukiojimus arba iššokusius skirsnius galite pamiršti. Bet to visos Conderwood gitaros turi pakankamai aukštus nerūdėjančio plieno skirsnius, kurie prie viso to yra dar labai gražiai užapvalinti. Taip pat ant Conderwoodo gitaros galim matyti du puikiai veikiančius retainerius. Viršutinis kauliukas yra pagamintas iš natūralaus kaulo. Garso nuėmėjų konfigūracija yra biški skirtinga, bet Conderwood gitaros turi tikrai labai gerus Alnico 5 garso nuėmėjus. Taip kad mano nuomonė Fender gitaros jau nėra tokios aktualios. Ypač, kai už pusę Fenderio kainos gaunat žymiai geresnę gitarą nuo lietuviško gamintojo. O jeigu dar turit klausimų, visus klausimus galite surašyti komentaruose. Iki pasimatymo.